sakykime, pirma rungtynių pusė. Kadangi aš nebuvau rungtynių pradžioje, tai nelabai galiu pakomentuoti, kas ten buvo, kur problemas. Bet po didžiosios pertraukos, atrodo, susitarėm agresyviau žaisti, paspausti. Bet ne visiškai iki galo vykdėm paprastus reikalavimus, nebuvo nei ten daug derinių įvesta, nieko. Tai tiesiog buvo prašymas žaisti kantriai, nelėkti, pasuotis, bet mes ir to nesugebėjom padaryti. Darėm tokias klaidas, kur yra baisu pasakyti, kaip įmanoma tokias klaidas padaryti. Yra normalu, kai tu mėgini sukurti kažką, bet kai tu tiesiog atiduodi varžovui rankas ir gauni greitą ataką su taškais, tai tu neturi šansų laimėti rungtynių. Aišku, bent jau mėginom kautis, bet šiandien varžovai buvo visą galvą stipresnį, tai sveikinam su to, su pergalę šaunuoliai. Žaidėme trenerio, nelabai pritrūko, čia nebuvo labai pajėgi komanda, užpuolėm greitai, ten labai daug taškų prasimetėm iškart. Gynėmės iš pradžių gerai, paskui biškį paleidom, bet zona pasiteisino ir nežinau.